Važiuojame į Butkų ūkį. Šiandieną Tomas darbuose. Labai bus įdomu pamatyti, kaip jiems sekasi ir kokias protingas įžvalgas jis mums gali šiandieną duoti apie ateinantį sezoną. Žiūrėkim, kas ten važiuoja. Džandyris važiuoja, gal ir Tomas grįžta iš laukų. Tomas, šaunuolis grįžta. Pačiu laiku atvykom į ūkį. Einam, pasilabinsim su Tomu, pažiūrėsim, ką jisai veikia. Kur tas mūsų Tomas? Sveikas, drauguži. Sveikas, gyvas. Kaip tu? Gerai, matai. Nieko, dabar iš darbų užtaisiau paskutinį purkštovo augimo reguliatoriaus purškimui. Tai šiandien pasidarysim, bus jau darbai padaryti pagrindiniai. Belieka tik pasėt ir tinkamai pasėt. Darbo pilni laukai traktorių, sėja, purškimai vyksta, iš tikrųjų dinamika labai didelė. O kaip pas tave? Tomai, pas mane dar sezonas neužsidaro, iš tikrųjų tau galėsiu dar net ir parodyti. Cukrinių runkelių kasimas laukia. Vyksta dar paskutiniai purškimo darbai, fungicidas. Super. Lapai labai sveiki. Taip, juos išlaikyti kiek galima ilgiau, būtent apsaugotus nuo rūdbargės pagrindas, ramuliarijos galim šiais metais laukti. Tai viskas pakol kas yra gerai, dar darbų turiu. Džiaugiuosi už tave, kad darbai į pabaigą, dar tikriausiai grūdus vežam. Jo, vežam, tikrai realizuojam, bet žiūrėk, pokalbį pratęsim lauke, važiuok į kviečių lauką, aš to jos pasistatau traktorių. Susitinkam kviečiuos. Iki. Važiuojam į Tomo žieminius skaičius. Kaip ir nuo pat pirmos serijos, matėsi, kad pas mane yra sudėtingesnės sąlygos. Matėme šėtėjusį rapsonį, rezultatas gavosi apie 2,5 tonus. Kas liečia kviečius, vis dėlto gavosi 7 tonus. Bendrai auginom žirnius, tiek tu, tiek aš. Pas mane gavosi 3,3, kad ir pagulusi turėjau, tačiau surinkom juos puikiai ir neturim didelio nuostolio. Kaip pas tave? Derlius kviečių tikrai nustebino, ankstyvas tręšimas, laiku patręšti, nes galėjau važiuoti. Kviečių derlingumas 8,1. Rapsai, kaip ir pas tave, turėjau pavasarinių šalnų, norėjosi matyti tą derlių didesnį, bet užskaitomas derlius 3,3 tonus. Žirnių kulių šiek tiek mažiau negu tu, 3 tonus, bet viskas išvažiavo į maistą. Tai bent vienoje vietoje aplenkiau. Žirniai, tegu būna tą. Ačiū. Darbai vyksta sėjos. Einam, susiruošim, lauksim Tomą atvykstant. Štai ir Tomas atvažiavo. Ką tu čia poilsiauji? Čia pikniką mums padariau. Gerai. 2025 Farming Simulatorius. Patogias kėdės. Arbatytės. Papasakok, ką čia dabar dirba šiandieną. Ką, pats, matai, žieminių kviečių sėja, drėgmės dirvoje pilna. Faktiškai sėjamoji, kiek važiuoja minimaliai dulka ir turi mažiausiai dirvožemio erozijos. Geriau papasakau, kokie čia proga tos kėdės, ką tu čia? Švenčiam BASFO pasaulyje 159 metai. O ar žinai, kiek metų yra Lietuvoje? Jeigu tais metais, kuriuos atsimenu, kad įkūrė, tai tikriausiai 20 metų. Taip, visiškai teisingai. Noriu tave pavaišinti šiltą arbatą, kad ir pasidžiaugti šiek tiek mūsų nudirbtais ir pasiektais tikslais ir darbais. Šiom dienom rasti laiko savo yra labai svarbu. Matai, ačiū kaip tau. pataikiau. Labai gerai. Skanios arbatos. Ačiū. Tai va, rugsėjo 13, penktadienis, vaikštom žieminėse mėžiuose. Ir čia konkrečiai šitie mėžiai buvo beicuoti Kinto Pliuso ir Sistyva.
Tai mano tikslas irgi buvo turėti gerą apsaugą tiek iš rudens, tiek ankstyvui pavasariui. Ir jau matome 2 skiltės. Dar tik bedygstančias skilčialapius, pavienės kai kur matosi ir vien skilčių dygimas. Ką iškasiai matai, lengvoje žemėje mes gylį randame apie 5-6, tai yra tikrai gerai ir optimalu miežiui, o moliuose mums svarbu apie 3-4 cm gylį turėti, kad jisai nesuvargtų bedygstamas per sunkę žemę ir visas pasėlis gan tolygiai būtų išsivystęs. Tai ką, tai visi darbai padaryti, judam į žieminius rapsus. Tai važiuojam su tavo mašinu. Žinoma, važiuojam, pavežėsim paskutinį kartą. Labiausiai neramina, tai iš tikrųjų drėgmės trūkumas. Miežiai yra ganėtinai jautrus netolygiam sudygimui ir paskui jau visa vegetacija visiškai kitaip vystosi. Kas liečia toliau su kviečiais, man labai svarbu dabar tinkamai paruošti dirvą, nes yra tam tikrų sunkių molių ir neturim birio žemės. O sėalka, jinai, supranti, jai reikia birio žemės, kad puikiai užžertų ir sėkla, kaip liaudiškai pasakykim, kietai pasidėjo, minkštai užsikloja. Nu, Tomai, kur anksčiau buvai su tokiu rapsu? Žiauriai gražus, tu pasižiūrėk, kiek lapijos, kokio dydžio. Pernai rodėte numirusius nuo šaknies gombo, va kaip turi rapsas tikras atrodyti. Šaunuolis, nedaug tokio rapso Lietuvoje. Pasakau, ką čia darėjai, kokias veislės, kokias technologijas. Šiaip iš tikrųjų labai džiaugiuosi 1170 pasėta. Pirmas augimo reguliatorius buvo Juventusas, bet nesvarstysiu ir važiuosiu antrų visų litrų kariksų. Kas iš herbicidų buvo panaudota ant 4 lapelių, tai Butizan Avantas, nes kodėl anksčiau nepanaudojau, buvo sausa. Laukiau to momento, kada drėgmės atsiras, bet visa situacija pats matai intensyviai sauga ir turiu būtinai dabar sustabdyti. O Jėzu, kokie gražus ir apsilainė. Gražu taip ir toliau, dabar tik tai reikia stabdyti. O ar su šliužais šiais metais Tomai kovojai? Šiemet mano atveju šliužų panašų žalos nebus, bet grįšim į kiemą, parodysiu, su kokiais kitais kenkėjais reikia tvarkytis. Einam. Žyga! Ką darai? Trumpinu. Augimo reguliatorių naudoju. Kitaip čia, žinok, nieko nebebus pas tave. Ką tu darai? Taigi sutrumpinsiu su kariksu litru. Motivacija labiausiai kyla, kai vėl pradedi žemę dirbti, vėl pradeda žemę kvepėti, nori padėti tinkamai sėklai, tinkamą gylį, trąšos, visos augalų apsaugos priemonių panaudojam. Tai stengiamės nepritaikyti tų pačių klaidų, kurias pernai ar užpernai pritaikė. Apie ką tyli, lendėsi tą telefoną? Ne, o ką tik įkrito naujienlaiškis Agromiles renginių. Ir gera žinia, į renginius eina bilietų pasiimti. Čia už Agromiles taškus? Jo. Žiūrėk, Eurolygos varžybas yra bilietų. Sezonas į pabaigą galima atsipalaiduoti krepšinį bežiūrint? Biškai prasiblaškysim, jo. O ten prie geltono konteinerio. Einam parodyti. Ką tu man parodysi? Ko dar nebūčiau matęs pas tave. Vat parodysiu. Va taip kaip tu apie šliužus rapsuose pasakėt, taip aš turiu problemų su graužiukais sandėliuose. Aš jau galvoju, kad viską pas tave mačiau. Tai vat, Storm Ultra naudoju. Žiūrėk, kokias gražu. Tai, su grūdais viskas suklijuota. Dedam į tas vietas, kur neprieinamos yra. Nei katinai, nei kiti gyvūnėliai užbėgę į angarą negalėtų pasiekti. Vat vai tokias vietas, kur už plokštės padedi. Jos tenais turi masalą, užėda ir kontrolė vykdoma. Prie traktorių irgi galima, ne? Galima. Tai va. Nu, gana apie tas žiurknudžius einam. Dar turim neužbaigtą darbą šį sezoną.
Taigi, Žygimantai, abu smagu mūsų dvikovoje. Sąžiningai to matau pasakysiu, vieni įdomesnių metų mano gyvenime. Labai didžiuojuosi irgi, kad ir ūkėje dirbantys žmonės pažiūrėjo į viską labai pozityviai. Tai šitas sezonas buvo labai smagus, kad viską padaryti stropiai, kiek galima geriau. Pripažįstu, tas toks lengvas konkuravimas, pasivaržymas privertė... Naktim nemiegot, laiku pasidaryti darbus. Kokį sprendimą priimti ir kad tai būtų ekonomiškai efektyvų. Tai tikrai pastumėjo pasitemti. Tai va, ūkyje darbai nestabdomi, vykdoma realizacija, į dieną išveža 2 reisus, tai grubiai apie 50 tonų, o čia Kinto plus Beicas. Visi ūkyje pasėliai, kviečiai, miežiai, kvietrugiai, vasarojus, visas yra visada beicuojami Kinto plus. Esam labai patenkinti. Einam, parodysi, ką tu ten man turi paruošęs. Rinkis kėdę, jauskis kaip namuose, aš toj pribėgu. Kėdę pasirenka, ne? Yra patogiau. Žiūrėk, kokį gėrį aš turiu tau šiandieną. Ką tu čia sumastęs? Va, lentutė. Bent nuplovęs būtum. Kaip pareiga, daugiau žieminių kviečių užauginęs ūkininkas. Va, prašau. Tai nori pasakyti, kad tiek, kiek pas mane kviečių sugraužiai, Tiek, kad gal atiduodu. Atstatai. Paskui užrašysi sąskaitą. Šiaip nustebau, Žygimantai, kad pasidarė kepėjas, kadangi tavo daugiau užauginta, tavo didesnis gabaliuks bus. Imk. Ačiū. Sumuškim. Tiek te galime. Kas belieka. Skanaus. Skanaus. Skanu. Čia tu iškepė. Taip išeina. Blemba. Maniau, kad bus geriau. Bet labai džiaugiuosi, kad neragauja mūsų žiūrovai. Jaugi stengiausi, darėm, tiek viską pridarėm. Taigi, mylėjai, mūsų serijos baigėsi. Iki susitikimo laukose. Su meilė ūkininkavimui. Svarbiausiam darbui žemėje.